Ohohoho, sveiki gyvi. Nu ko, jau metų pabaiga, praėjo kalėdas, naują metų vis laukam. Tai kom palinkės visim, kad metą būtų neblogas negu buvau. O jeigu buvo geri metai, tai kad tokie pat būtų. Man metą buvo tokie įdomus, biški gera, biški bloga, tokie vidutinė turbūt. Nu į kon, kadangi žurnalistas žad, ko ne uraganin vėjai, tai varysim į mešką, žinau, vienu vietoj toks Rusys, į ten įsikursim, įpraleisiam naktį per vėjautą to orą. Tai kaip man seksas kvietų žiūrėti, bet prieš tai noriu padėkoti savo kelionės draugo Butraidenis, sporto klubo Apelsins, visiems, kurie manim rem per Contribio Patreon platformas. Nu ir visiems, kurie paspaud like, pakomentau, keliaunam į paskutinį šių metų žygį. Nu, dabar lipsim į kalną. Nu, čia ta miškė yra elnių, breidžių, bišk prasės, gal ragų ras dar. Dabar neblogs laiks, medžių, lapų nėra. Bet čia netoli žmonių tai nurenk. Nu, bet, kaip sakyti, nepraeis, nepatikrint, nesužinuosi. Jo, nu, miška turėtų vėjai nesijautė stipriai, bent to vėtų. Nes kapaliai punkščiau, tai tas vėjas gera put. Čia tokį kirtę man, tai vandens čia netrūks. Labiausiai neįsivartyti man kažkur. Kažkoks pelkins, bet tikiuosi kažkaip išsikrapštys. Pėdučių visokių čia ir. Nu, žiūrėsim. Turbūt niek daug neprisidėjęs, bet nu, mum proskin kaip į gerai, bet visur vandens išlapė. Bet vis tik bandysėt, nes iš bakštyno tai dar baisiau šonė. Čia biški čia jau lengvesnį kėlį jau. Nebe tik šlapė. Reikia išsitraukt, pažiūrėti. Gerai, nu negerai, nes kažkur čia turėtų būti posūkis, bet nerandu. Es vienkart buvęs čia. Gerai, da teisė biškai paėtrėk. Nu va, laukim prie jo, bet tos laukims dažniausiai būna tą sunkiau vėti. Būn priverš šakalių arba kirtėms būn. Dar ledą radau. Tai ten, kur einu irgi ir toks Rusys. Ir ten bent pavasarį buvo vandens. Tai tikiuosi, kad gal bus išgarajus, pažymus. Sušalš, gal bus sušalstin. Nu, bet nežinojus, ką bus tam Rusy. Einu iškuodžiu. Nu, daug neblėk. Dabar švaresnis meškas. Kažkur turėtų čia būti. Ale gerą neprisimenu. Pamiškė žinau, kad yra, bet katro vietų ta pamiškė čia. Kas čia dabar tvora? Ulialia. Nu geras. Kaip man toliau čia eiti? Bus gerą neprisimint katro vietų į neturi nei kur pasižiūrėti. Bandau logiškai išmąstyti, kad buvusių dirb turėtų būti kur kels ir. O kels gal ant žemyną būti kur do miškas skirtingi ir gal skirtingi sklypai buvo. Nes čia tų kelių kelis radau, bet tai kelia vis miškovežį. O atsimenu, kad netoliops buvo, tai matyt reiks priops grįžti mani ir ten bandyti paliop praeiti. Jo. Na, mes žiūrėt čia. Kažkoks kaip kels, kaip proveržys gal kažkur bus.
Nu, sklaidžiu dar. Bent miškas švaresnis, greičiau galėti. Nu, kryžius. Juchų panašiai radau. Tik dabar reik rast kažkur. Kur tai man Rusija yra. Ar Rusijos, net nežinau. Gera. Nu, tikiuosi, man naktį nesivaidens čia. Čia Rusijos yra. Čia neįsiverst mani. Reiks kopėčius pasidaryti. Visai jau čia gerai bus čia. Nu, svarbiausia rūs radau, tai kur mėgot bus. Tai dabar reik tik įsikorti. Reik apsižiūrėti, kokius kelių čia niekad nevakšdams negriūčiau. Bet čia panašu, kabovus ir sodybai pamatau. Kas čia turi? Čia gal jūs keliu kažkur. Šulinys įšalip. Čia baisu taip. Nu, panašu, kad čia daugiau nieko nėra. O čia plytas dar. Jūs galim pečiau pasidėti. Kažkaip atsimint buvo lyg tai kitoks dar vienas. Kap Rusijos, kap skleps toks buvo, bet pailgsiu blokas, bet neprisimint. Gal ir nebijau užkret medžias. Medžiagų čia statybom ir daug. Bet čia viskas supovė, tai medžia. Naktį man nebūt problem. O elektros stolps da. Va, čia davins kažkoks skardis. O čia nereiktų niek statyti. O kad apgriuvis. Čia biškį rizikinga eiti. Jo, čia vandens tai įvedau. Čia daug erdvės būtų. O nesikorti. Jo, čia kur ir galvojau lets. Ne, čia turbūt nesileisiu. Pagriuoju. Jo, vandens į. Čia dar kažkoks tvartas buvo, jis mus siek čia jau be Rusijos, tik akmens lėkti iš pamatų. Nu, kon reik traukt pjūklą ir gamint kopėčius. Virvių liktes pasiims. Nu, kopėčius pasidarytas. Tik nežinau, ką laikys. Čia ne giliai, bet čia reikia man gal geriau susirišti. Nu, tikiuosi nebus bairį, kad įlėptų lėpsiu, po to nebeišlėps. Šiaurą nepatokis pasidariau čia. Gerai jau. Nu, pasižiūrėsim, čia gal apstarkysim. Nu, kažkoks dar endel dognus ir. Galbūt žemiau laipiot. Gal nebus saugiaus variantas, bet nu, į kaulų va. Matyt lapsi krėt. Varlis gal gaudė. Žodžiu, ko tik ne čia. Čia vis keliats yra. Galvoju pasigamins lovą ten. Kadangi ant žemės tikrai nemigos, nes ten visokių šiukšlių yra. Tai pasigamins lovą, šiek tiek pasikels aukščiau. Jie galės miegoti.
Nežinau, čia gerą mėnesį šėglis gaminti. Nes čia bus daug šakų. Į montentą pradraskyt gal. Du skersinė. Gerai. Įdomu, kaip ten lys. Nes ten vein šiukšlius. Jie gers rusys. Tikriausiai bus jie pačiu. Suplūkt. Tai bus reikalo man sukalti. Gal pasidaryti iš to kopėčių toks kažkoks slėpimo. Susiskers ant monetos kopėčius. Čia kažkoks. O, lialia. Jo, betoninis čia. Ką čia galėčiau pasikelt su plytom bandyti? Bet su plytom rizikinga, nusivartyt galiu. Nu va, sugalvojau susidėti plytas, pasikelt biškį, kad nebūtų ant žemės. O kitą galą tai paprastai žemę sustūmiau, plytas uždėjau. Sugalvojau, kad taip geriau pasidaryti, nes ant virvių tos virvis slidinės, tai čia pasidės kilimėlių ant užtą, skersėjai bus gera. Aišku, nebus gal minkšta ant to medžio, bet nebus keita su kilimėliu. Nu va, 3 pagalius sudėjau, skersins. Tėvėjai nerimiau įsėjant, kad nečiužinėtų. Nu, bieš pradės sniegt, bet tikius lauždas spės užsikorti. Beržą neradau, padori, bet gal užteks į čia iš tų kelių. Tuo šitokių varganų. Nu, ne tik varganas, kiek nusyr. Iš tikrųjų, senas, kas senas į tai nelaba nor. Manos dėkti. Nu, kol parafinas deg, tai gera deg. Nu, visai gerai užsidegė ugnis. Kažkaip galvoju šlapesnis bus, bet matyti senebeliai. Tai čia tokių vaismedžių radau, nežinau, obelį gal kokį. Tai ta obelis žiauri gera kaitrus duoda. Turu mėsos. Kažkui kandys liktai. Nu gerai, bišliktai vies aprėm. Nebesijautė. Čia pristopu, tai radau veit gerą. Daubė yra, kaip tik man nevies pūsniek. O čia rintinys, o šalia pyr. Tai irgi šnogras už to. Kažkaip šimetiniai graud nepasisek visai išėti su nakvinį. Na, dabar atsiims štat. Biški česnakų. Gruziniškų. Šikar smulkios tur. Žinau, dėjau, nedėjau dujų papardą. Kažkaip įtar maža druskus. Uždengam, kad nieks neprilystų čia niek. Lašnuotai galvo nebelauksiu, bandau kepti. Po to, jeigu pradės lyčiai, išvis bus nesąmonė. Aišku, čia žarys tai. Iš lazdynų. Kažin kiek čia nusnaudosi. Nu, kepam, bet labą saustą mes matau. Man degs stipri. Nu, ragaunam.
Čia kažin da iškepus. Kiek druskos įdėjau. Ir pipero. Bet ką pridėjau pipero į druskų, tai jau reikia daunus užsikosti. Aišku, antien turbūt negeriausia kepti ir čia tik nereibi. Antiešma, bet kon radau, tom pagrėbiau. Akcijai buvau. Akcija atrakcijai. Reksas vandens parsinešti jau, nes įtar norės gerti. Prisirinkau aviečių steibų. Nu visok. Biškį dabar užsidėgiau didesnį laužą, bet teptai, ką laužas menksti. Ragaukim, kas čia gavos tarbat. Matyt, daug gervuogių čia įsidėjau, nes aviec kažkaip iškart skonis ir gervuogių nelaba toks. Biškvies norėjom, man atrodo. Nu, bet pastačiau to Rusija savo lovą ir estam mėgoti. O dabar svarbiausia nenusivartyti. Ulialia, biški. Perstačiu laiptą. Nu, onga neklojau, gal nelys. Kita onga irgi. Užsidegiau du žvakuts, kad būtų romantika. Nors nelabai nusko nušveit. Nu, 4 žvakius susidėjau, bet kažkaip daugiau nesinori čia aplink mėgmą žydėti, nes žvakščia būna viena iš dažniausiai gajus ir priežasčių. Tai čia nukres, kur ant mėgmaišiaus mane naktį sintetins ir užsidegs. Tai žodžiu žvakių mažiau bus romantiks. Na ko, trauku mėgmaišį. Žinau, biškų varom nuo viršaus, čia nedaug, bet gal daug nesušlaps, mėgmą iš dėklą turiu. Nu, bet čia vėsi, atrodo lauk šilčiau, bet gal te atrodo, prilaužka buvau. Kas čia išlinda toks? Šikšnosparnis, nieko savo. Patrukdys aš tave šį vakar biškį. Pažadu ilga nebūti. Gal neprisikveis buvus gyventojų dvasių čia. Labs ryts, nu kol, pabudom kelkimės, gan ilgą miegojau čia, tiksliau gulėjau, nes lėjai, jį neišauš boltomsė, dabar 10 valandų. Nu tai reiks kažkon daryti jau, bišk paleida balašnu, tai kol nenulys nuo medžio, nenukris, tai da gal ir nelys iš trubos. Tai va, nu nieks neteimon. Ne vienas vietinis, ne vienas šikšnosparnis, ne vienas vampyrus, nesimato mažai vampiriuk. Nu, vienas minusas šito trubo, kad varu nustog. Ir nežinau, kaip čia reikia spręsti tau dalyką.
O šiaip, aišku, būtų čia tiek galbūt gera pasidaryti kokį pečių, nes kaip anga ir jeigu kokį susimūryčiau čia iš plytų ar kažkaip pasidaryčiau, reiks pagalvoti. Turiu spiritinį tablečių vandens, pabandysiu užsikaisti vandenį, į kavos pasidaryti, nežinau, kaip man pasiseks. Nu, bandom čia. Šitų spiritinį tablečių gal kažką pasidarysiu. Čia nedega nuotraukė. Sningi montrobal. Nu, įdėjau antrą tabletę. Da pirm gal nesibaigi degda. Bet žiūrėsim. Šiaip neapdaug beveik, man atrodo, jau burbuliuką ir. Užvirė. Liuks. Dabar galim rankas pasišildyti. Pakrapščiau tablet žiūrėda deg, nes buvau užgęsus, galvoju, kad viskas. Pasirodžia, kad panašiai deg įdomi, pakrapštytanis reik. Nes ir vieni ir kiti lieka. Nu ko, kavos. Nustoja lyt, gal kažkom nišas lauk padaryti. Bišk pridai kažko man tas, matyt, tos tablets. Nu, liuks kavut. Bet čia apmiego visai gera. Nesakyčiau, kad labai nepatog buvo, bet tik kad tas toks neligoms. Bet jau vis tam Rusijai, ko iššal, kur man draugėlis neapsimat. Matyt, naktį išlinda, po to vėl pasislėp. Šį kartą kailį čia nedėjau, galėjau geriau pasidėti gal čia kailį, bet pasidėjau po galvą, kaip pagalvį, tai visai gera. Užsimėgs buvau to, kad nelašėt, nes lašiai nuo viršaus. Bišk pagaliai įsirėžė. 3 pagalius. Tai tus pagalius realiai krisdavau į tau tarpą. Vis tiek, kai kilimėlis buvau, tai būčiau da įdėjęs po veiną, manau, būt gerai. Nu, pradėjai pustyti. Bet gal nieko, normalia bus. Nors naiguliau, nežinau, ko čia daryti dabar. Oi, da dalgysi, galėčiau geltin būti. Jau pavargis. Gerą reik pačiam išlėpti. Nu tik bėž pabūn, įvies, į kritulius atneš. Ką reik išėti. Ir saulė čia bandė išlysti. Čia man lauk virtuvėlį buvau. Buvau sugalvojęs vien patiekalą po žem daryt, bet
Paliks kitam kartu, šį kartą nespėjo visko. Nu bet niek, pradės ilgiai dėjins, bus maloniau stovyklauti. Nu kon, sakyčiau, viet visai nebloga čia. Gal dar sugrįžti, reikia sugalvoti, ką panon patobulinti, nes ten tokiam žabakštin būti nelabai malonu, bet jeigu išsivalius, galbūt ten pečiok pasidarius, gal įdomu būt. Bet su taugnim vėl kuriant, po to naktį gali nebeatsikelti nusmalkiu. Tai va, nu reiks pamislyti. Dabar žinau situaciją kokia ir kažkom gal ir sugalvosim. Nu kon, dabar keliaujam po biškį link civilizacijais. Matysim, nu kol kas nelyn, tai bent smagu eiti ir. Tai keliaujam. Čia panaša vėjas įsijauti. Čia 4 medžius pakloj. Nu ir išmalį čia. Galėjai biškį palyginti nors. Nu, man kels pavirti prūdą. Nu kon, artėja link civilizacijais. Tai ačiū draugo, ką buvot visus metus. Jeigu patinka, galite prisidėti finansiškai, kaip visados, kontribėba Patreon platformų. Ir visiems linku gerų ateinančių, gerą atšvieskit. Nu, susimatysim jau sausį. Ate.